Taip, reikia man. O, labas rytas visiems. Su jumis Tošis ir šiandien mes esam Latvijai. Kraslavoj sąskrydyje. Bandysim registruotis. Žiūrėsim, kas bus. Ir manau, kad bus smagu. Pasižiūrėsim, kas yra. Lietuvių mūsų čia yra jau kažkiek tai. Pasižiūrėsim, kas ten gero. Ir stojame į registraciją. Žiūrėsim. Kažkur tai registracija turėtų būti štai tenai. Ir žiūrėsim, kas tenai bus. Labas rytas. Gerai. Gerai. Čia Marotas Rimcinsimio yra bičiukas, kuris... По-литовски могу сказать только герой. Gerai. Ir Литва, привет. Рады вас видеть. visiems linkėjimai. Виктория тоже здесь. Ir turėtų ir savo... English? Yeah, we can talk in We can talk in English. Yeah. I already saw Victoria with her husband. Last year she won a bag with some gifts. Okay. So maybe this year also is possible. Okay. We'll do that. Thomas, hello. Thomas, hello. Biški žmonės renkasi. Ir ką? 10:40 prasideda 10:40 pasistatymas visas ir registracija ir 11 val. Išeisim štai va tam tuos laukus matyti paieškas. Taip kad matyt apsižiūrėsim dar kažkur tai ir susitiksim laukuose jau. Žmonių turim apie 300 ir manau, kad čia visai bus smagu. Čia va dar lietuvių chebros yra. Čia pamojotis? Tai mūsų lietuvių taip priskaičiuot galima kokį 50 arba daugiau. Tikrai daugiau. Labą dieną. Labą dieną. Taip kad jo, neužilgo prasidės visas tas reikalas ir ką, ir bandysime žetonų surasti. Žiūrėsim, kas čia gausis. Bet tiek yra žmonių. Tiek susirinko, yra maždaug apie 300 žmonių su truputėliu. Taip kad duosim startą, duos kažkas tai. Šį kartą ne mes duosim startą. Duos kažkas tai startą ir pradėsim paieškas. Maždaug va šitai viskas vyks. Jo, einu į starto liniją, pakelsim rytes, matyt tradiciškai. Signalas jau. Žiūrime. Turim kažką tai. Kažkokią tai žaliuokę turim. Neaišku kas. Ne žetonas. Taip pat pasklido žmonės po lauką. Laukas apie 30 ha. Čia bazelė. Na ir vat visi kažkur tai išsimakalavo. Eisim tolyn. Signalas šiam 4. 303. Žiūrim, kas gausis. Viena tarybinė kapeika yra. Ką turim? Iškrito. Geri žmonės ir Latvijai. Yra kaip yra. Einam toliau. Duobę susikasam.
Viršinis signalas toksai. 50. Žiūrim. Opa. Dar viena kapeika. 7-8. Bet aš turiu, man pradeda toks įtarimas kilt, kad vat šitos kapeikos 7-8, nu jos nėra, kaip pasakyti, nėra žeminio stovo, čia matyt kažkas tai jas papylė. Nu, negaliu nieko sakyti, reiks pasiklausti. Dar viena kapeika, šį kartą 8-7. Ką? Pas mane vėl kapeika, bet sakau, nu, ant tiek gero stovio jos yra, blizgančios visos. Ne, pas mane tai visos 3 blizgančios. Ok. Signalas Cam 9. Žiūrim. Kažkur tai čia. Variokas paauksuotas gardelė. Pas mane va irgi, matyt, nuo to pačio kažkas tai. Nes irgi auksuota skardytė. Nu, šitau, skardelė paauksuota. Matyt, nuo to pačio, matyt, kažkokią tai daiktą. Gal aukso laimėjom kokio. Blemba, žiūrėk, užsirausim tau. Signalas 8-2, o čia jau įdomiau. Nu, nu, turim jau kažką tai šito lauko. Pusė kapeikos, Nikolaiškė. Ho, va tai tokį. Nu ką, pirmą normaliai monetą, sakykim, šitam lauke. Nu, smagu. Smagu. Važiuojam toliau. Vat šitą laukeliu. Ok. Jeigu čia primėtyti, tai tada labai įdomiai. Šitoks panašu į strėlgalį arba į atgalį. Arba į peiliuką. Ok, eisim pas organizatorius pasižiūrėti, pasikalbėti, ką jie čia pasakoja apie tokius dalykus ir ką mes jais darom. Šia labai panašu į atgaliuką. Nu, gerai. Tai bet tokie radiniai pas latvius. Nu ir čia galbūt radinys netgi nuo lauko Nikolajaus antro, 1/4. Neaišku, kurių metų tai netgi. Viena pusė visiškai dingus. Bet čia yra maža 1/4. Ir ką tu radai? Nu ir ką? Irgi 1/4. Irgi 1/4? Tokia iš lauko. Nu va, tai tokia pas mane irgi. Ja. Tai va čia tokia. Nu vis įdomiau. Va, ir Edvinas dalyvauja mūsų ekspedicijai. Ką dar? Dar ženkliukas kažkoks tai. Dar kažkas tai. Neaišku kas. Gerai labai. Čia lauko gale užeinam sodybą realiai prie šito medžio. Nu ir čia daugiau panašu į tai, kad čia kažkas tai iš tikrųjų buvo. O ne šiaip sau kažkas primėtyti, nes čia yra daugiau šiukšlių. Štai va tokių aliuminio ar dar kažko tai. Aiškiai gal įdomiau bus ieškoti.
tokiuose dalykuose. Ir čia sakė irgi, nors irgi monetų sakė primėti, tai irgi daug tarybinių. Važiuojam tolyn. Valgyt nuduoda, viskas gražus, atsistas keba. Maisto yra. Gyvos yra, alaus yra. Yra taip ir viskas vyksta. Po truputėlį jau baiginėjasi visas šitas reikalas apie pačias paieškas. Nes, pailgino dar laiką, nes nuo 3 iki 4 kasimą. Bet jau visi po truputėlį grįždinėja iš lauko. Nes jau matyt visiems atsibodo. Bet jo, čia toks palapinių ir veiksmo miestelis. Ten maitinimas, ten dar kažkokia tai naminio alaus yra. Ir ką, lauksim dabar radinių aptarimo, apsižiūrėjimo. Žetonų neradom, bet iš lietuvaičių yra kas rado žetonus. Žetonų 4 rūšys buvo, tai 2 skirtingus rado. Taip kad nebe radinių. Taip kad jo, lauksim dabar, kas toliau vyksta. Čia tikriausiai gal geriausias radinys šiandien dienos, bent jau pas mane. Tai yra va štai toks ietigalis mažas. Eisim priduosim. Nelabai tvarkos yra kaip pridavinėti radinius. Iš tikrųjų, bet ietigaliukas tikrai fainas. Bet eisim priduosim, žiūrėsim, gal prizą duos kokį, gal neduos. Čia žvengia iš manęs. Atvežė išmuštą lauką, prizų nedavė. Tai va, šiandien dienos radinukai. Tai turim, jeigu čia man sufokusuos, tik tai... O, sufokusavo. Tai va, tokie radiniai. Tai kapeikos čia pamėtytos buvo. Iš tų tokių Boratinka, viena antroji ir bet tokių visokių kitokių radinių. Tai vat visas mano radinių reikalas. Dabar jie ten išsireikiavę visi yra, kad žetonus pasidalintų, nes žetonų iš tikrųjų rado šiek tiek. Tai va tokie radiniai, žiūrėsim, kas čia dar vyks toliau. Dar kažkiek tai laiko yra, dabar visi pridavinėja tos radinius savo. Eisiu ir aš matyti atsistoti su savo toje ietigaliu, nors jis visiškai čia niekam neįdomus. Archeologų, nežinau, nėra matyti, dar kažkaip tai panašiai. Nežinau, žiūrėsim, kas ten darysis ir ką. Žiūrėsim, kas bus toliau. Kol kas veiksmas laukuose pasibaigė ir dabar prasidės veiksmas čia prie palapinių, kažkas tai dar čia bus. Jūs radat ką? O, tai tau tenai? Ne, tas žinikas. Gerai. Давай еще повыше. Я так не могу высоко. Опа! Вот это у тебя. Стоит где-то. Видно все. Что там происходит, непонятно. Okei, baiginėjasi mūsų Latvijos išvyka ir važiuojam mes namo. Prizų nelaimėjom, bet buvo iš tikrųjų smagu. Buvo smagu. Lietuvaičiai šio prizų tikrai laimėjo. Kažkas tai pina, kažkas tai kvesta. Taip kad, jo, iki pasimatymo kitose video. Su jumis buvo Tošis. Ate.